Nerijus Laurinavičius. Kanceliarinių priemonių pasakos. Trumpiausia metų naktis. Trintukas vėjas daro pritupimus. Sąvaržėlė saulė sėdi ant rašomojo stalo krašto ir vėdinasi popierinę vėduoklę. Karna ir karšta. Skundžiasi pro pravirą langą įplasnojanti varna Veronika. Ar jau pasiruošę? Aš visada pasiruošęs. Atšauna tebesimankštinantis melsvasis trintukas. Šį kartą su mumis keliaus ir liniuotė Ligita? Priduria geltonoji sąvaržėlė. Niekur aš nekeliausiu, apsigalvojau. Spiriasi oranžinė liniuotė. Ji pasirėmusi į kanceliarinių priemonių stovą taip spokso žemyn į šalia pėdučių švytinti planšetinį kompiuterį, kad atrodo tuoj sulysi jo vidų. Betgi aš dėl tavęs iškviečiau paskraidintoją varną, o ne žvirbliuką, kuris skraidina tik 2 keleivius. Supyksta trintukas vėjas. Na ir kas, šiauškite savo be manęs. Irzliai atkerta akių nuo planšetinio kompiuterio, nė nepakeldama liniuotė. Tu tuoj per pusę sulinksi kar ir išsilydysi bespoksodama į tą įkaitusią lentą kar. Ant palangės kvatoja varna. Praeitą kartą žadėjote ir mane pasiimti kartu. Kur buvęs, kur nebuvęs, ant stalo pasirodo žalesis drožtukas Lukas. Junkis prie mūsų, apsidžiaugia sąvaržėlė saulė. Varna Veronika stveria į snapą saulę, į nagus vėją ir Luką, o pro langą be išskrendančius nuotykių ieškotojus pasiveja linkėjimas. Geros jums kelionės. Ne, to linki neliniuotė Ligita. Ji ir toliau pėdute tapšnoja įkaitusios planšetės ekraną. To linki stalinis kalendorius Laikrecijus, kurio lapelyje lyg truputį susigėdęs raudonuoja užrašas Birželio 24. Mieste iš tikrųjų karšta, bet plasnojantis varnos sparnai, kaip plačios vėduoklės, atgaivina keliautojus. Kas čia? Nustemba į paskraidintojos nagą įsikibęs drožtukas Lukas. Po mumis teka upė. Paaiškina už kito nago besilaikantis trintukas vėjas. O tos švieselės? Palauk, ar tik nebus šiandien joninės? Tuomet tos švieselės upe plaukiančių vainikų žvakutės. Kaip gražu! Varnos snape žavisi sąvaržėlė saulė. Veronika, ar negalėtų mūsų nutupdyti prie tų žvakučių? Vos paprašyta, ši ima leistis. Visiškai priartėjusi prie srovės nešamo vainiko, iš nagų paleidžia trintuką ir drožtuką. Jie minkštai pūpteli į vainiko žalumą. Apsukusi ratelį, varna po akimirkos iš snapo pas draugus švysteli ir sąvaržėlę. Pasiplaukakite valandėlę, kar, o kai norėsite grįžti į biuras, kamtelėkite prilėksiu. Nuskrisdama sukarksi Veronika. Kanceliarinės priemonės, tarsi aplink laužą susėdę turistai, žvelgia į vainiko viduryje degančią žvakutę. Upė teka be garso. Pažiūrėkite, aplink mus plaukia daugiau šviečiančių vainikų. Pastebi pasistiebęs drožtukas Lukas. Joninės yra visų Jonų ir Janinų vardo diena, taip pat Šventojo Jono Krikštytojo gimimo šventė. Kalendoriaus Laikrecijos pasakojimą prisimena trintukas vėjas. O kodėl ši naktis tokia išblukusi? Stebisi į vainiko lapelius atsilošusi sąvaržėlė saulė. Turbūt iš lėto švinta, nes tai pati trumpiausia metų naktis. Svarsto vėjas. Upės srovė vis stiprėja, vainikai sukasi ratu. Karuselės! Džiaugiasi drožtukas. Oi, man baisu, kas čia vyksta? Išsigąsta sąvaržėlė. Bul, 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 bul. Bul, 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 bul. Artėjame prie jūros. Iš vandens pasigirsta vainiko balsas. Trintukas nieko nelaukdamas, iš nematomos kišenėlės išsitraukia telefoniuką ir renka paskraidinimo tarnybos numerį.
Kai varna mus pastvėrė, pakilome virš mirksinčių uosto švieselių, o šviečiantis vainikai nuplaukė į jūrą. Kelionės įspūdžius liniuotei Ligitai žeria drožtukas Lukas. Liniuotė pagaliau atitraukė žvilgsnį nuo planšetinio kompiuterio. O kokios nuostabios laivyno kranų strėlės, kada nors norėčiau plaukti tikru laivu. Priduria trintukas Vėjas. Pasirodo, mūsų biurų pastatas yra visai netoli jūros, uostamiestyje, paaiškina Sąvaržėlė Saulė. Kitą kartą aš tikrai keliausiu su jumis, apsisprendžia liniuotė Ligita, pėdute į šoną nustumdama planšetę. Rašomojo stalo kampe į ūsą šypsosi stalinis kalendorius Laikrecijus.